Sekantis sąraše yra hortenzija pastel green. Šlatelinė hortenzija, kuri irgi žydė viena iš pirmųjų ir, pasižiūrėkit, kaip jinai baisiai suformuota medėlinė. Aš ją pirkau pagal užsakymą, nebuvau nuėjusi išsirinkti, tiesiog užsakiau online ir nuvažiavau atsiimti. Tai, pasibaisėjau. Tiesiog, pasižiūrėkit, praeitais metais užaugo toks stiebas ir jis buvo. Gal ir nebuvo nugenėtas ir iš jo toks išdygo karkasas. Galima daryti atskirą stiebinę hortenziją iš šitos šakos, bet šita dalis, tiesiog norisi verkti. Pasižiūrėkit, kaip jinai visiškai nemokšiškai buvo formuota. Net prieš pradedant video galvojau, kaip man ją čia geriau apgenėti, jums iš karto parodyti. Žinokit, tikrai susimąsčiau. Manau, kad tiesiog, kadangi mano pirmi metai su šita hortenzija, aš ją pabandysiu suformuoti kuo gražiau, bet iš tikrųjų vėliau tai aš visos šitos dalies atsisakysiu ir bandysiu jau formuoti, daryti taip, kad šitas augalas išleistų naujus tokius papildomus storus stiebus ir jau iš jų aš formuosiu normalų karkasą, nes čia tikrai norisi verkti. Taigi, bandom gelbėti situaciją. Tai, ką aš sumąsčiau. Tai visų pirma, čia pasižiūrėkit, ar buvo šaka. Ir nebuvo, nežinau, kas atsitiko, bet iš jos užaugo tokie labai ploni stiebai. Šakelės, atsiprašau, telefonas krenta. Tai aišku, iš jų nieko nebus, neturi jos ilgų. Tai vadinasi, šią šaką aš nemėsiu žemai, lyg tai radau, čia yra akutės. Čia parodyti. Šita dėmenė yra akutė, tai aš bandysiu ją taip trumpai ir nugenėti. Tai čia tos rogetkės tokios plonos atsisakome. Taip, dabar šita šaka. Jos čia, taip, prašau, artimiausia akutė yra, bet jos gal čia nesimato, čia turėtų būti, tai aš kol kas gal paliksiu ties šitą vietą. Taip. Dabar šita irgi labai plona, tai aš ją irgi kol kas kerpu ties akučių. Taip čia tas atrodo. Dabar šita dalis labai neaiški. Šiaip norisi ją visą pašalinti, bet iš kitos pusės šitas karkasas gan tvirtas. Tai šitos tikrai reikia atsisakyti. Nieko gero neduos. O čia galima palikti. Ką mes čia galim palikti? Štai dalį, tai tikrai tik tai viena pora akučių. Matot, šita viena pora. Šitą gal bandom dvi palikti. Vis norisi šiek tiek vešlesnio krūmo. Taip. Ir dabar čia situacija. Teoriškai, pagal visas taisyklės, tai šią reikėtų pašalinti. Tai
tačiau, kaip ir minėjau, dar pirmi metai ir aš bandysiu ją išsaugoti tam, kad vėliau galima būtų visos šitos dalies atsisakyti, o šito jau bus paaugusi šakelė. Tai dabar mes jai paliksime, mes čia jai paliksime, turbūt pradžiai vieną porą. Taip. Na, o čia Pastel Green, žinokit, noriu paeksperimentuoti ir vis dėlto tą tokį karkasą palikti. Visą tą šaką ir vėliau aš bandysiu ją prikasti, užpilti žemėmis ir labai tikėsiuosi, kad sezono pabaigoje jinai išleis man šaknų papildomų ir aš galėsiu ją atskirti ir turėsiu gal tokią stebinę hortenziją Pastel Green. Nežinau, eksperimentuosiu. Tai kaip mes čia dabar, kadangi jinai visai plona, tai paliksiu po vieną porą akučių. Taip. Kur čia ta viena? Kol kas, kadangi dar gali būti šalnos, tai čia, bet šiaip matau yra apačioje irgi. Ir šitą vietą irgi paliksiu taip aukščiau, nors matau, kad yra ir apačioje. Tai va toks kol kas rezultatas. Pasižiūrėsim, kaip jinai atsibus ir tada žiūrėsim, gal kažką aš dar kažkaip kitaip paformuosiu. Bet vat pamoka jums, kad kartais, kad perkant internete, užsakant, gali gauti katę maiše ir neišsirinkti savo gražiausio krūmo, tvarkingiausio. Na ir aišku, minusas tam medelinui, kuris parduoda tokius augalus blogai suformuotus. Pastel Green.